Sveiki gyvi, su jumis vėl aš, Tomas Markūnas ir laida Google partnerių patarimų. Šiandien pirmoje dalyje skirtoje labiau B2C segmentui kalbėsime apie Messenger funkciją SYN, kurią mes galime išjungti ir vartotojai nematys, ar jūs peržiūrėjote jų žinutes. Na, o antroje dalyje kalbėsime apie meta reklamą ir kaip peržiūrėti konkurentų šiuo metu rodomas meta reklamas. Gana įdomi funkcija Messenger programėlėje yra galimybė vartotojams nerodyti, kada perskaitėte jūs siųstas žinutes. Tai paprastai kalbant, jie nematys SYN užrašo, kai jūs perskaitėte jums atsiųstą žinutę. Tai ką reikėtų daryti, kad galėtumėte šią funkciją išjungti? Jums reikėtų eiti į savo Messenger programėlę ir spausti ant 3 brūkšnelių. Tuomet pasirenkame dešinėje pusėje viršuje esantį kompleratą arba vadinamosius nustatymus. Keliaujame žemyn iki Privacy and Safety skiltės. Na ir tuomet skiltyje What People See pasirenkame pirmąjį variantą. Na ir čia šią funkciją mes tiesiog galime įjungti ir išjungti. Jeigu jūs šią funkciją išjungiate ir jūs nematysite, ar jūsų siųstas žinutes perskaitė jūsų kontaktai ir jūsų kontaktai nematys, ar jūs perskaitėte jūsų siųstas žinutes. Tai ši funkcija yra dvejopa. Na, o antroje dalyje, kaip ir minėjau, apžvelgiame žiūrovų atsiųstus klausimus. Na ir populiariausias, įdomiausias iš jų buvo, kaip peržiūrėti konkurentų meta, tai yra Facebook reklamas, kokia šiuo metu jie leidžia. Jeigu jums yra aktualu, kaip atrodo jūsų konkurentų reklama Instagram arba Facebook profiliuose, bet jūs nepatenkate į jų tikslinę auditoriją ir tiesiog jų reklamos nematote, yra įrankis Meta Ads Library, kuriame galite peržiūrėti visas aktyves ir buvusias reklamas, kurias konkurentai leido Facebook ir Instagram platformos. Tai galime elementariai tiesiog į Google paieškas suvesti Meta Ads Library arba galime patekti tiesiogiai per nuorodą naršyklės laukelėje suvedus facebook.com /ads /library. Tai patenkame į pačią reklamų biblioteką ir ką čia reikėtų pasirinkti, kad mes galėtume peržiūrėti konkurentų reklamas. Tai pirmiausia pasirenkame regioną, kuriame jūsų konkurentai rodo reklamą, tuomet reklamos kategoriją, tai siūlyčiau rinktis tiesiog visas reklamas. Na, o paieškos laukelėje reikėtų įvesti rekomenduočiau Facebook puslapį, kuris leidžia reklamą arba kurio reklamas norite peržiūrėti. Tai šiuo atveju pasirinkau mūsų pačių agentūros Facebook puslapį. Na ir čia mes galime matyti, kada ir kokios reklamos buvo paleistos, kiek laiko tos reklamos veikia ir kodėl ši informacija jums gali būti naudinga. Jūs galite pasižiūrėti konkurentai, kokias žinutes naudoja, kokius vizualus, tiesiog pasiieškoti idėjų ir panaudoti jas savo reklamai. Tai tos reklamos, kurios veikia ilgiau, tikėtina buvo sėkmingos ir sulaukė geresnių rezultatų, tuomet ir jūs galite pasižiūrėti tiesiog tas reklamas, kurios buvo tikėtina sėkmingas, ir pabandyti pasinaudoti jų idėjomis, galbūt panašia žinute, galbūt panašiu vizualu, kurie tikėtina suveiks ir jų. Tikiuosi ir ši laida buvo jums įdomi, susimatysime lygiai po mėnesio, o iki tol lauksime iš žiūrovų klausimų, ir vienam iš žiūrovų, kuris atsiųs patį įdomiausią klausimą, įsteigsime, kaip visada, Google partnerių prizą. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.